Pamiršome mes gamtos grožį, nebematome ir gamtos stebuklų. Ir kas pasauly benutiktų, visi mes skambinam varpais pavojaus per visus kanalus medijų. Ir atsitinka taip todėl, kad niekas nuo vaikystės nemokė mus bendrauti ir išvystyti savo akyse amžinybės šviesą, esančią kiekvieno širdyje. Niekas neišmokė mūsų teisingai gyvenimo tikslus teisingai pastatyti taip, kad nieko nesugriauti, o tik išvystyti laimingą kelią į kuo platesnį akiračio pasaulį. Mums niekas mokykliniuose suoluose net nebandė paaiškinti, kad kas pasaulyje benutiktų, už žmogaus vidinę amžiną šviesą pasaulyje nieko nėra galingesnio. Tai ginklas nuo visų atominių ginklų ir karų. Dabar parodysiu vieną pavyzdį kurti, kurį visi su baimė skleidžia. Tai vadina chemtrailais. Ir jeigu mes pamatę tuos baisius chemtrailus pastatysime, mes tikslą kuriantį efektą gausime visiems laikams naudingą visai planetai. Efektą naudingą visai planetai. Visi pamatę chemtrailą pastatome tikslą, kad nuo šiandien iki begalybės visi chemtrailai atstatys vėžines ląsteles pagal visų laikų parametrus, pagal amžinybės normas. Ir jeigu visa žmonija teisingai pradės formuoti savo minties formas, žmonijos sąmonėje pradės vystyti naujos minties formos, taip pat ir tiems, kurie leidžia tuos chemtrailus. Reiškia, visos problemos išsprendimas vyksta tik tada, kai žmogus pakeičia požiūrį į bet kokį žmogaus veiksmą. Vadinasi, ant kiek svarbu šiandieną mums visiems pradėti vystyti savo sąmonę teisingai, ant kiek svarbu išmokti teisingai pastatyti tikslus, kad nepažeisti nei savęs, nei savo vaikų, nei artimus. Mokslininkas Grigorijus Grabovoi sako, ekologija visada sąveikauja su supančia aplinka. Bet kokia žmogaus gamybos veikla tiesiogiai arba dalinai yra susieta su supančia aplinka. Amžinybės išvystymui ekologija turi atlikti užduotis. Skaičių eilutė amžinos ekologijos išvystymui. 3, 1, 9, 1, 4. 5, 1, 6, 7, 8, 1, 0, 9, 8, 4, 8. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė.